Tai visiems labas ir mes šiandien bandysim rankinti daug lietuviškų youtuberių, nes aš žinau, kad aš ne vienas darau youtubą. Daugelis iš tų aš niekada nežiūrėjau, bet pažįstu. Tai, netikrai ir lyg, bet pažįstu, nes aš žiūriu. Tai, pradedam. Čia Tomsas, aš jį žiūrėjau. Ne, aš žiūriu kitą Augustą, bet jis atsiranda. Aš renkinsiu pagal kaip jūs darot tas ir pagal tą. Aš turiu atsidaręs YouTube'ą, čia savo mano kanalas. Tomsas, aš nemoku rašyti. Aš noriu pažiūrėti. Gerai, iš karto kažkoks sugimimo. Supratau, jis daro daug visokių žaidimų. Jis neina prie vieno žaidimo. Kaip ir pagal viską, tai aš žadu į B. Jis nėra toks geriausias, bet neturistas, čia dar vienas, kuris aš žiūriu, man jis patinka. Dabar, aš pražiūrėjau šitos video, tik tais nerodo, nes aš žiūriu ant savo televizorio, kuris neturi mano akaunto, gaila, bet aš turbūt tai jis yra kaip Ryanas Trehemas, tai jis abirodo viską, jis rodo kitas šalis. Tai va, šalis, Georgija, gal čia kokia, tada čia, man atrodo, yra Egiptas, Irakas. Jis taip toks normalius, aš jį galėčiau dėti čia, aš biškai padėsiu čia, nes aš šitą nežiūriu taip. Čia Samoška, aš irgi nežiūriu šito. Aš nežiūriu Samoškos, aš žinau, kad jis yra, bet aš jo nežiūriu. Prašau, ne. Aš prisimenu iš kažkokio youtuberio, kurį aš žiūrėjau. Judziuko, va, aš jo neįdėjau į telistą. Iš Judziuko, kai jis ieškoja šitos Samoškos ar dar kažko skrynas, man rodo šitos skrynas po Lietuvą. Judziuk, Samošką aš nežiūriu, aš nežinau, irgi į B, bet Judziuką. Aš šitą neįdėjau, bet jis irgi yra Lietuvos. Bet jis, aš žinau, kad jeigu jūs žinot, suprantat, aš įdėdu į kokį B, nes jis tiesiog daro trendus. Daug aš nieko nežinau. Kas tu? Aš užsirašęs visus. Meet Lukas. Jis turi 4 subus. Tai kas tu? Ką tu darai? Prieš 2 mėnesius. Blogas. Kaip gaminama varškė? Pienas rauginamas ir paskiau tas raugintas pienas yra šildomas ir iškrenta varškė. Iškrenta varškė? Taip. Taip, teisingai. Aš norėčiau jaunimą paklausinėti, kaip jie žino apie varškėčius. Paklausiu. Gerai, ačiū jums labai. Kaip gaminama varškė? Tai supratau, jis ją klausia žmonių random šūdų ir jis tiesiog aš žadaisi. Pagal ką aš darau, aš neduosiu savo iš karto privilegijų, nes aš nesu geras. Jūs pagalvokit, ant kiek aš šudinai darau video. Aš turiu tik 8-4 subus. Čia turbūt mažiausiai iš visų. Tai aš tiesiog žinau, man rodo, tiesiog yra tas, mane daugiau žiūrėtų žmonių, jeigu tas yra, kad aš dedu save į B. Aš neduodu savo daug dėsnių. Nes
tiesiog YouTubišką man rodo kontentą tu sunkiai randi, nes aš turėjau pražiūrėti tiek daug interneto, kad rasti tik šitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 youtuberius. Tai čia buvo. Tai jo, kas čia? Astis. Arba Astis, nu, ką žinau. Jo, Astis. Aš, biški lore, Astis, jis turi Minecraft serverį. Man atrodo, ar gal bus, ar nebus, nu nežinau, bet jis turi Minecraft serverį ir aš jį žaidžiu. Tai jo, bet aš nežiūriu jo video. Jis atrodo kaip... Aš nekenčiu Asčio, na, turiu omeny ne savęs, o kito Asčio. Žodžiu, vieną dieną po savo video gavau komentarą nuo tokio Asčio, kuriame jis parašė, kad gražinčiau jo nickname'ą. Nors šiaip aš pirmesnis jį turėjau. Tai nuėjau į jo kanalą ir sužinojau, kad jis yra video editorius iš Lenkijos. Bei pakomentavau, kad jis yra tas, kuris vogia mano nickname'ą. Jis atrašė, kad tikrai ne, pažiūrėkit šitos kietus editus. Ką? Ką? Gerai, aš jau nuo bėdas nebenoriu žiūrėti. Aš jam duočiau... C. Tikrai C. Edvis. Edvis aš nežiūriu, bet aš žinau, kad daug mano draugų žiūri. Edvis. Aš jį nežiūriu, bet mano daug draugų jį žiūri. Nu, kai kurie. Ne tiek daug. Jis žaidžia ranų žaidimus. Kaip aš bandau daryti, nes aš prie Steam'o dabar labai daug žaidimų siunčiuos, kad tik pažais. Tai ne. Ok. Pašalinis poveikis 4. Nu, jis normalus 300, beveik 200 tūkstančių prenumeratorių. 2000 vaizdo įrašų. Aš jam neduočiau kažką daugiau nei B. Nu, daug žmonių žiūrėjo. Tai gerai, A. Zygis. Aš nežinau, kas čia. Aš tiesiog buvau atsidaręs. Tiesiog Google'ą ir man išmetė šitą. Aš nežinau, kas čia. Tuviškas review 2025. Jis turi 2K. Žaidžiu, pasakoju ir... Ok. Čia nebus... Tai jis tiesiog... Žiūrėjau, kur šiauliai. Žinai, atsikaiso gyvenimo vietas, nes aš gyvenu šiaulio, bet... Ai, per editinimo programą, tiesiog aš blurinsiu šitą. Jeigu neužsiblurinsiu, aš nusižudysiu. Čia atrodo kaip tiesiog žmogus, kuris be veido, aš tam žaidžiam Minecraft. Nu tai jis normalus, aš vis tiek jam duodu. Mr. Begėdis. Irgi didė Mr. Begėdis. Jis irgi yra populiarus youtuberis, kuris tuoj... Kuris yra 100 kaip... O, bet still. Good rojus. Ok, aš shortus pažiūrėsiu, nes... Pareina visai gražinai, nusiraminkit. Nutiešinsi. Gerai, supratau, kad jis žaidžia skirtingus žaidimus ir yra geras, nu varom. Fervis, man yra čia Fervis. Nes iš pagal to. Jo, čia Fervis. Kas tu toks? Čia tas su šachmatais. Čia tas šachmatų žmogus. Kas būtų, jeigu aš sumaišyčiau visus neaugėrimus į vieną? Kas būtų, jeigu aš sumaišyčiau visus neaugėrimus į vieną? Nemanau, kad tai yra labai gera idėja. Jo, tai nėra gera idėja, aš neragavau, bet Gustas. Viską, ką žiūriu, aš labai daug iš youtuberių lietuviškai žiūriu Gustą, jis irgi buvo tą patį padaręs.
Pagal jo reakciją jau žinau, kas šūdas. Pagaliau įpilam bananinę. O ką ir dabar liko paskutinė dalis. Šitą paragauti. Skanaus jums. Tau hama. Šiaip nemalosiu, neblogas skonis. Kas būtų, jeigu aš sumaišyčiau? Bet labai daug cukrus, man rodos. Normaliai, aš duočiau A. Domanautas. Čia, aš žinau, čia yra tas kažkoks kotletų žmogus. Monautas. Čia yra tas kotletų žmogus ir tas, kas editina daugelis Gusto video. Tai Spotify tu turi, nu gerai. Nu jo, o, Gustos. Micro, kas čia. Nu takon jūs maušėte, liaušėte fluono traktorę. Jei. Deina ir pirmą kelionės deina. Jeigu Esam samoš- Kinijos požeminę meistę. Nukeliavom 200 metrų. Įsivaizduona. Į šitą meistę gul vis Jis daug editina tą, tai aš duosiu A. Pildyk. Niekas negauna S. Pildyk. Žinau, kad toks yra. Ir ten daug tavo YouTube. Bet ar tiesa? Turėčiau daug tipo YouTuberių į vieną susidėję. Tai turi beveik 200. Pildyk aš nežinau. B. Kas tu toks? Pildyk Martas Tankievičius. Aš tiek daug, man atrodo, žmonių įskaudinsiu, nes aš nežinau populiarių youtuberių. 100. Mėgstu kurti verslus ir video turinį. Tai tu verslą darai. 563 dienas aš slėpiau savo realybę. Slėpiau, kur aš iš tikrųjų dėjau savo didžiausias pastangas. Su savo mergina sukūriau originalų projektą Lietuvai – Akių fotografija. Nuo pat pirmos dienos visą projekto istoriją aš filmavau. Su mintim, kad jeigu jis bus sėkmingas, sukursiu dokumentinį filmą apie jį. Kviečiu filmą pasižiūrėti kartu su mumis didžiuliai kino salėj sausio 24. Bilietai aprašyme, vietos skaičius ribotas. 563 dienas. Tai tu esi verslininkas, lietuvis. Tikiuosi, kad tu pasieksi labai labai daug. Aš taip beduoju. Čia aš, kai ieškojau, šitas butomis yra Riskar kažkas, entuziastas. Nežinau, pildyk jo. Jo, mašina kontentas. Lamborghini? Ne, čia meluoju. Mola, tiesiog noriu būti normalus. B. Daug viską. LT Republik. Aš nežinau, kas tas. Ne, LT ar LTU Republik. LTU Republik. Aš antro nežiūrėjau, nes šitą man atrodo tas pats. Matau, tai kas tu? Jo, jau šitą. Svarbiau į lango dūmas, bet jis yra sunkesnis, tai dabar įsidėmėk taikysis, o į šitą kampą visados D raidę laikyt ir jump throw'ą padaryt. Tai šokų metu. Ir va, įkris čia. Svarbiausias dūmas Miražo realiai. Let's go, kari. No pressure. Jo. kažką užlaikiau. Pala. Žiūrėk, takus. Ne, pala. Aš žinau, ką aš blogai darau. Nieko nesakyk. Ne, neskau. Palauk. Gerai, jis sėkmingas. A. Tomuksas. Aš žinau šitą išdavino. Tomuksas išdavino tas, kad jam padinėti nuo 20 eurų kobrą. What? 3 kartus trenk kolegai ir įmesiu 15 eurų. Pasižiūrėjom, ar šitą bairį padarys. Ok, donationas daromas ir pagal viską turėtų būti įvykdytas donationas. Jis pasirašo. Ir dar nutasinsiu. Nu, jis visai normalus, jis gerai. A. S. Aš žiūriu. Jis yra geras. Jis yra Fortnite. Jis nebėra youtuberis. Paskutinį kartą, kai jis darė vaizdo įrašą, buvom daugiau nei prieš 10 mėnesių. Bet jis daugiau dabar streamina. Jis kiekvieną šeštadienį streamina, tai... Jo, Erika, čia iš
Aš irgi jį žiūriu, bet tik nuo to, kad... Kas tam yra? Bet tik nuo to, dėl to, kad jis palaiko Kobrą. Irgi yra draugai. Jis irgi, man atrodo, prieš mėnesį, bet vis tiek labai retai. Bet jis streamus vis dar daro. Streamai. Okei. Tai Erika aš duodu S čia, bet negaliu duoti daugiau nei tą. Gerai, kas tu? Čia viskas mano bus susiknysi. Gal pirmo Vaidovas. Kas jis? Aš ne pats nežinau. Vaidotas čia mano rodas. Bet sėk visi sakau. Sveiki mano mėly žiūrovai. Šitas video... Gerai, man nesvarbu. Šiandienos diena jės istorija. Va šiandien aš išrasiu elektrinį dvivamzdį šautuvą. Aha, tai tu esi tas, kas stato dalykus. Tai tu esi šitas. Aš duodu tau... Nu, aš gal į net jį žiūrėsiu, nes tu statai dalykus, kas gali šauti. Ir... Man atrodo, Andrius Tanzulis tas kažkoks veidas. Andrius Tanzulis, jop. Visi pirmoji prieš 4 mėnesius. Aš irgi skrendu, tik tas aš į Japoniją. Tai tu esi keliautojas. Ne, jis Japonijai daugelį. Tai aš dedu B. Gusas S. Jūs negalite pasakyti, ant kiek aš žiūriu jį. Nebijok. Aš biškai sustabdžiau. Gusas, jūs nežinot, ant kiek aš jį žiūrėjau. Jis tapo tokiu gaidžiu. Bet seni geri laikai geri. Jūs... Žiūrėk. Žiūrėta. Viskas čia žiūrėta, nes čia buvo jo primas. Dabar atėjo... Padar... Jis baigė filmuoti, tai 11 mėnesių, 9. Čia daug aš YouTube gavau. Paskui 6. Tai 3 mėnesių tas... Gerai tą patį. Mėnesis, mėnesis. Šitą jau vėl... Aš jau galvojau, kad jis grįž atgal. Bet paskui vėl... Bet čia jau po savaitės, tai čia viskas buvo gerai. Paskui, po šitai, jis jau dingo. Atsirado tik tokio edito, jų tas čia šūdas ir šitas šūdas. Jis tiesiog nukrito taip stipriai. Jeigu jis grįžtų prie savo prime ir darytų vėl va, tokius, aš vėl žiūrėčiau taip daug. Mantas. Aš jį nežiūriu, bet aš žinau, kad daug žmonių žiūri. O, Fortnite. Aš sumokėjau broliui, kad laimėti Fortnite. Leiskit papasakot. Kadangi mano brolis žaidžia Fortnite, aš paprašiau, kad jis man padėtų laimėti ranked žaidimą. Vienam žaidime aš jam pasiūliau po eurą už kiekvieną nužudimą. Jis padarė 6 nužudimus ir jau kitame žaidime mes laimėjom ranked žaidimą. O papildomus 10 eurų jis galėjo iš manęs užsidirbti 1-1 žaidime, kurį galite pamatyti mano pilname video. Aš sumokėjau... Nu, supratau, tu esi kažkas. Kas čia? Kas tu? Iš čia prasidė. Čia stovas. Nu, bro. Čia stovas. Okei. Tai tu esi keliautojas ir... Gerai, išnesėjau. Atrodo, kad jis būtų koks C. Ne, gerai, pakeičiam biškį Astis čia, Zigis čia. Ir jo, viskas pakeičiu. Tai čia galutinis mano votas. Jeigu jis nesutinka, darykit irgi tokį pat visus fotkis čia. Aš nežinau, ką daryti. Čia pagal mane, tai visiems ačiū, kad žiūrėjote ir visiems iki.